Mielasis. Simona, verčiau jau pradėkim. Dėl jos nebijok, viską taktiškai suvaldysiu. Bijau ne dėl tavęs, o dėl Marikrusos. Kodėl? Ji nevaldoma, Simona. Ir man neramu, nesiginsiu. Ji ganėtinai santūri. Reikia pakviesti svotus. Taip, mielasis, netrukus pradėsim. Kaip nurodo Šventoji Romos katalikų bažnyčia. Suprantat? Taip, tėve. Žiūrėk, dukra. Tas, kuris veda tavo tėtis, Oktavijus Narvaesas. Atidžiai jį pažiūrėk. Jis veda Simoną ir Asabal dėl pinigų. Vardykis, prašyčiau. Taip, dukrelė, Simona ir Asabal nusipirko vyrą, bet atėmė iš tavęs tėtį. Išveskite moterį iš čia, Ofelija. Klausau, ponė. Surask 2 vyrus, kad ją išvarytų. Tuojau. Ne. Neprireiks, ponė Narvaesai. Aš ir pati jau ketinau išeiti. Taip, išeik. Bet prieš tai noriu kai ką pasakyti. Tegu niekam neliks abejonių, ponai. Simona ir Asabal nusipirko vyrą, kuris jos nemyli. Marikrusa. Oktavijus mano dukros tėvas. Ir myli būtent mane. Netiesa. Tikrai? Netiesa? Paklausk jo, Simona. Paklausk, kuris šiandien buvo ir ką veikė. Paklausk, su kuo jisai buvo.